Taigi, sveiki visi, šiandien tema apie pašaukimą ir savirealizaciją. Ir svečiuose tiksliau bus Aida, psichosomatikos specialistė, tai laukiam jos prisijungiant. Ir parašykit, ar girdit, ar matot. Jau jungiamės. Laukiam jos prisijungiant. Kažkaip gausis. Gal galit parašyti, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai, kas prisijungė, Dovilė. Aidu, pakviečiau tave, tai dabar turiu jau padaryti, kad priimt. Va, bandau vėl. Vat man neleidžia kažkodėl. Ačiū, Dovilyte. Va, jau jungiamės. Labukas, čia tau visai gerai sekasi. Kuo toliau Labas. Kažką paspaudžiau, kažkur kažką paieškojau, kiekvieną kartą man kaip premjera, aš kaip... Man tai pradeda jau patikti ta dalis. Mums jau čia kaip surprise. Žiūrim, kas bus kiekvieną kartą. Tai gal trumpai pristatysiu mūsų laivo temą. Ar pašaukimas renkasi tave, ar tu jį, ir kas svarbiausia, tiksliau, kas svarbiau, savirealizacija ar karjera. Ir šiandien svečiuose pas mus Aida, psichosomatikos specialistė, mums parodys iš tos pusės, kaip mes galim savo padėti. Ir pirmiausia, galvoju, reiktų kaip apibrėžti, kas tas pašaukimas yra, nes labai įdomi tema. Kas yra pašaukimas? Sveiki visi. Ačiū, Ingrida, kad vėl pakvietei. Žiūrėkit, jau tas pats žodis pašaukimas, jau jisai viską pasako. Ten, kur tave šaukia. Ten, kur tave kviečia. Ten, kur vis tau šmėdžia galvoje. Ten, kur tu kaip vaikas pasimiršdavai ir būdavai tame visą tavo esybę. Aš manau, kad mes beveik visi jau kažką tokio daugiau ar mažiau išgyvenam. Nuo ko tau, kaip sakant, seilės tįsta bedarant. Reiškės, kur tu pamiršti vaiką, pamiršti bet kokį rūpestį, pamiršti bet kokį skausmą. Ir aš manau, kad aš čia nieko naujo nepasakysiu, nes čia, kaip pasakyti, to dviračio iš naujo nebeišrasi. Svarbiausia suprasti savo pašaukimą. Manau, ir yra gyvenime, ką tu beveiktum, kur tu begyventum, su kuom bebūtum. Jeigu tu neveiki kažko tai pagal pašaukimą, tau bus galbūt ir nelabai faina. Ja? Nelabai faina, ir pašaukimas, manau, yra toks dalykas, kai tu
gali tai daryti už bet kokius pinigus ir už dyką. Nuo dūšios, grinai kaip vaikas, kaip vaikai, ne, kažką tai išsiema ir jeigu juos stebi, jie ten ištirpsta, jie gyvena tuom. Taip pat yra ir suaugusių nemažai, kurie taip gali. Ir mes, pavyzdžiui, per psichosomatikos kursus, stovyklas irgi žiūrim tas temas, šiaip jos išsirituliuoja gana lengvai ir paprastai, be jokių sudėtingų ten, žinot, testų, dar kažkokių tai, nežinau, klausimų. Žmonės dažniausiai žino, kas tai yra. Reikia užsimerkti, pasižiūrėti savo vidinį vaiką ir jis visą laiką žino, kas tau patinka. Tai va, čia trumpa įžangėlė. Gal dabar man kažkaip kilo, gal tu galėtum kokį įsimintiną pavyzdį iš tavo, nežinau kaip pavadinti, klientų, man taip neskamba kažkaip, iš žmonių, kuriem padedi. Kažkoks, kuris įminė, kad atrado save va taip iš nieko. Jo, pavyzdžiui, viena nuostabi moteris, kuri jau yra dalyvavusi ir kurse, ir stovyklose. Architektė. Bet aš pastebėjau, kad ji labai mėgsta savo moteriškumą, jinai gėrisi savo moteriškumu. Ji neslepia savo seksualumo. Ji skaniai pateikia save ir vat jai tas gerai gaunas ir ji kažkaip vieną kartą ten savo būgnelį atsivežė ir kažką taip vat pasakot pradėjo. Mes šnekėjom apie įkvėpimus, apie savirealizaciją ir aš jai pasiūliau paprasčiausiai pravesti. Tai nebuvo planuota, pas mane yra dažniausiai viskas ne pagal planą arba neplanuota. Pasiūliau pravesti ratelį mūsų, nežinau, ten tik moteris buvo. Ir ji pasakojo labai fainas tokias pasakas, šiek tiek mistikos, šiek tiek tokių jau girdėtų mitų, šiek tiek tokio dvasinio pakylėjimo momentų. Vienu žodžiu, jinai labai fainai pravedė ir aš jai pasakiau, kodėl tu to nedarai. Tai yra vau. Ir kiek žinau, jinai labai greitai susiorganizavo patalpą Vilniui, liktai, Vilniui, moterų ratams ir veikia tą linkme. Kad ir, pavyzdžiui, kad ir tau, Ingrida, aš sakiau, kad tu esi... Šiaip žinau, kad tave vertino tavo darbe, bet kad tu ten ne visiškai pilnai save realizuodavai gal. Taip. Ir aš mačiau tavyje, tokį potencialą, tokia jau kaip lyderio potencialą, jo?
Taip. Nu, va, kiek čia truko ir jau tu veiki visą kaip, kiek žinau, ir verslas tavo pasikeitė, ir, ir čia laivai, jo, o aš tai mačiau tavį, aš paprasčiausiai tai mačiau tavį, aš visus matau savo klientus, mokinukus, aš visus matau, tik aš negaliu jiems to, kaip pasakyti, to įsūdyti, juos tai padaryti ar stumti ten. Aš galiu tik parodyti jiems, koks kaifas yra, kaip tu darai tai, ką nori, bet dažniausiai žmonės nedrįsta, ne? Taip. To daryti. Aš truputį pakomentuosiu apie save. Vat pradėjau tos laivus daryti tiesiog, kad norėjau išeiti į eterį. Ir taip man patiko, dabar negaliu sustoti. Tai irgi įdomi toks dalykas, toks atsitiko. Atradau netyčia, sakykim taip. Taip, netyčia, bet taip netyčia ir, kaip pasakyti, pažįstami talentai būna netyčia. Iš netyčia, iš juoko gaunasi gyvenimo verslas ar gyvenimo kažkoks tai hobis. Tai tu gal dabar nori konkrečiai kažką dar paklausti? Ar... Aš noriu dabar apie savirealizaciją truputį. Kodėl, jeigu mes save realizuojam, mes jaučiamės gerai, matom prasmę ir esam sveiki. Ir kita pusė klausimo, kai mes neinam tuo keliu, kas vyksta su mum. Galėtum papasakoti truputį? Manau, labai naujo nieko nepasakysiu, bet visi pastebėjom, kad, pavyzdžiui, kai eini į nemylimą darbą, man taip nebuvo, bet aš žinau tūkstančius tokių, eini į nemylimą darbą, tu nenori keltis, tau jaučiasi kažkoks stresas, kažkoks nuovargis, kažkaip nemalonu, tu vedi pokalbius mintyse, kažkokius tai menkinančius, smerkiančius, ar tai save, ar tai bosą, ar tai bendradarbius kokius. Tu skundėsi draugam, artimiesiems apie, kaip ten sunku, arba uždirbi labai mažai, nors tu daug ir sunkiai dirbi, ne? Aš, pavyzdžiui, to išvis negaliu įsivaizduoti. Tai, man tai yra kažkaip, visiškai prieš savo esybę, eiti kažkur daug dirbti, būti nepatenkintam ir dar mažai gauti pinigų. Aš nesmerkiu tų, kurie taip daro, nes jie turi savo kelią, bet tai jau turėtų būti signalai, kad arba tu visiškai ne savo veikloj, arba tu esi visiškame nedėkingume ir dėl to ir nejauti kaifo nuo to, ką tu darai. Jo? Nes pašaukimas yra sutapatinamas būtent su tuo kaifu, kai tu kažką darai. Jo? Tai gali būti netgi bulkučių kepimas. Jo? Tai gali būti netgi ir fabrike kažkokią detalę štampuoti. Tau paprasčiausiai tai meditacija. Ir tu kaifuoji nuo to, bet tu laimingas. Tu, suprantat, yra žmonių, kurie gimė lyderiais jau, o yra žmonių tarnautojų, kurie taip pat yra svarbus, jie gimė tarnauti,
Jie gimė, pavyzdžiui, kokiom nors smulkiom detalėm, jeigu tu pasidarytum savo pilną gyvenimo horoskopą pas profesionalų astrologą, tai jis tau pasakytų, kad tu darai būtent tai, kam tu čia ir atėjai. Tik tai labai daug žmonių galvoja, kad jie dirba ne tą darbą, ne ten, todėl, kad jie paprasčiausiai savęs negerbė, nemyli ir jie nieko nemyli ir negerbė, nei to darbo, nei to šefo. Jie nesimoko iš to, nei iš to šefo, jie geriau pakolios. Aš tai, pavyzdžiui, atvirkščiai, aš žiūrėdavau į žmonės, kurie kažką tai pasiekia yra, arba siekia, nuo ko jie vat kaifuoja, ir aš žiūrėdavau, kaip jie tai daro, aš jau stebėdavau, žiūrėdavau minusus, pliusus, man tiek minusai, tiek pliusai yra ir buvo vienodai vertingi. Jo? Todėl, kad iš minusų tu žiūri, ko tu galėtum nedaryti pas save, ko nereikia daryti, ne? Tu jau žiūri tą žmogų kaip į angelą, kuris tau atneša visą informaciją, kurios tau reikia, ir tu su dėkingumu ją priėmi, ir dar dažnai netgi už dyką, jo, ir eini išbandyto, kaip tai. Pašaukimas, aš manau, iš vis mūsų pasiekimas. Galim ir taip pavadinti. Čia padėjo, suprantat, padėjo pasieko mumis čia ir dabar, tai ką dabar daryti su to gyvenimu? Jo, ką man čia dabar daryti? Nu tai aš sakyčiau, kaifuot. Pašaukimas iš viso yra kaifuot nuo gyvenimo, nuo to, ką tu darai. O ką tu darai, visiškai nesvarbu. Svarbu, kad tu kaifuoji nuo to, ar tu kojines mezgi, ar tu balerina, ar tu, suprantat, mechanikas mašinos. Svarbu, kad tu nesikankini. Jo? Gerai, Aida, tai kaip surasti, nes visi ieško savęs, visi galvoja ir mes neišmokyti jaust save. Kaip žmogui susivokti, sakykim, taip, kur jis turi eiti? Jo, čia buvo mūsų praeitos eros tokia specifika truputį, kad mes nieko nesupratom apie save tikrą, mums buvo kažkas įskiepyta, dažniausiai kažkas svetima, programos visokios, tiesos visokios, priverstinis mokslas, vaikų darželiai priverstinis, vertė, ir paskui tik pasimeti ir tu kaip auka keliauji per pasaulį, per gyvenimą ir nesupranti, kas tu esi, nemoki savęs jausti, nemoki girdėti savo vidinio balso, neatskiri, kur čia yra mano balsas vidinis, o kur čia yra mano ego, kur čia ateina kas iš meilės, o kur iš baimės, tu nemoki atskirti. Todėl aš ir atvežiau į Lietuvą psichosomatikos žinias. Tai yra žinios apie save tikrą. Mes nepažįstam savęs tikro. Todėl, kad mums kažkas sakė, oi, tu čia tą gerai darai, oi, tu toks. Kitas pasakė, oi, tu va toks, anoks. Buvo čia daryk tą, mokinkis tą. Ir buvo tokie balai. Nesvarbu, kad tau tas galbūt nepatiko, o tas tik patiko. Tu turėjai viską mokintis, visur tave vertė. Ir tu kaip ir pasimetėjai tame visame, toj mišrainiai. O jeigu dar tau sakė, oi, tu to geriau nedaryk, o tai čia sudaužysi, tai geriau net nepradėk, nes nieko nesigaus. Todėl, kad tėvai atėję iš šeimų, kurioje vyravo nemeilė, nesupratimas, savęs nepažinimas, prievolė, prievarta, aukos rolės, baimės, visa tas, ką mes jau pažįstam iš knygų, iš video, iš retrytų ir visokių kitų seminarų. Žmonės ateina į gyvenimą nepasiruošę jam visiškai. Išteka apsiženyje, žaidžia tetę mamą,
būdami dar vaikai, savęs nepažindami, pervargę dar nuo vaikystės, nes jie buvo prievartaujami nuo pirmų dienų, tai čia ant padukos jis, tai čia žiokis valgyk tą šaukščiuką, supranti, gal tu nenori, tai va, eik tada keltis. Suprantat, mes užaugom palyginus iš vienos pusės šiauriai, manau, mūsų tėvai dar žiūri, bet kiekviena epocha turi savo specifiką. O, kaimynų šuniukai, tie atitiukas. Kiekviena savo epocha turi savo specifiką. Ir kiekviena epocha ruošia mus, mūsų protėvius, mūsų tėvus, ruošia sekančiom epochom, tai yra ruošia pastoviai dirvą vis, purena dirvą vis sekančiai epochai. Buvo žvakė, paskui tapo lemputė, pavyzdžiui, jo. Mūsų tėvai žiūrėjo, kad tik valgyt, jo, ėjo į darbą kaip robotai dažniausiai. Bet jie tai darė iš baimės tėvų, kurie dalyvavo ten karuose, sirgo visokiom sunkiom lygom, gal kažkas aplinkui. Jie iš baimės mūsų tėvam įkūnijo tą tokį kaupimą, taupimą, visiškai nelaisviai mąstymo, nelaisviai, o kažkokiuose tai rėmuose. Buvo net patarlės tinginio duona, kaip ten valgoma verkė. A kas tas tinginys? Suprantat, kas iš vis yra tinginys? Gal jis yra poetas, gal jisai svajos 30 metų, paskui sukurs raketą pačią kečiausią, ne? Kas tas tinginys? Taip pat buvo vertinimai, nuvertinimai, mes buvom manipuliuojami nuo pradžių iki galo. Ir dabar iš to išeiti, naujai išsiristi, iš to kiaušinio, iš to uždaryto kelto, išsiristi, suprantat, ir naujai pažinti gyvenimą ir save, tai kainuoja laiko, kantrybė savo, išmokti nedaryti savo spaudimo, išmokti nedaryti spaudimo kitiem ir tame jau buvime, ypač su psichosomatikos žiniomis, tu labai greitai suvoki, ką tu nori daryti. Jo, šiaip 5 minučių man užtenka parodyti tau, kaip tu gali pamatyti, kaip tu gali suprasti ir pajusti, ką tu nori veikti. 5 minučių užtenka. Jo? Aš sakyčiau, jo, galėčiau daryti kursus 5 minučių. Eurų už 5 minutės. Ir šio. Bet tuom dauguma toliau nenueina, nors ir sužino, kas mano tas pašaukimas. Psichosomatikos žinios mokina žingsnelis po žingsnelio naujai pažinti save, naujai pradėti žiūrėti pasaulį, nekreipti dėmesio į kritikas jokias, suprasti, kad tas, kas tave gali pakritikuoti, net negimė ir niekada negims, nes to nėra. Išeiti iš visų baimių, tai yra iš iliuzijų, išeiti iš visų programų, babų, mamų, tėčių ir nežinau dar kokių ten kaimynų, ką tu prisižiūrėjai per gyvenimą. Vienu žodžiu, pažinti save tikrą, manau, ir yra tas tikriausias pašaukimas. Ir per tą pažinimą tu tada su lengvumu gali atsiduoti ten piešimui, konstruoti kažką, nesvarbu, plauti namus, kitiem patinka. Bele ką daryti. Svarbu, kad tu kaifuoji nuo to, randi galbūt bendraminčių, gali daryti ir vienas. Mūsų pašaukimas tai nereiškia, kad tu turi kažką tai vieną įsikasti ir tą vieną daryti. Ne,
Žiūrėkit vaikai, jie piešia, jie šoka, jie dainuoja, jam patinka. Reiškia, ir tu gali tą ir tą daryti, galbūt atskirais tavo gyvenimo etapais, arba viską kartu. Yra visokių žmonių. Svarbu nedaryti savo spaudimo, nes tai nėra meilė, tai yra baimė. Čia reikia atsargiai. Tai yra baimė būti nepamatytam, būti neįvertintam, būti nemylimam, nesuprastam, būti nematomam, todėl kad kažkur slypi ten tema su tavim, su tete, su mama, gal su seneliais, su proseneliais. Ir reikia ten žiūrėti, mes nežiūrim. Todėl mokinamės psichosomatikos kursuose, stovyklose ar posėdį. Mokinamės klausyti save, klausyti aplinkos, matyti visatos ženklus, suprast mamą geriau, suprast tą mokytoją kažkokį tai geriau, gal kurio tu nemylėjai, suprast galbūt savo esamą buvusį vyrą ar žmoną, suprast vaikų savo, suprast, viską suprast. Mes mokiname suprasti, kaip sakykime, kaip Dievo akimis mylėti save, nesmerkti nei savęs, nei kitų, mylėti save tokį, koks tu esi, atsipalaiduoti, pamiršti visas baimės ir tada tu per tai taip išsilaisvini, kad tu pradedi matyti visą gyvenimą, visą pasaulį, tėvelius ir netgi tos savo priešus, kurių niekada jų ir nebuvo iš tikrųjų, savo priešus, taip vadinamus, pradedi tu matyti juose angelus, kad jie tau kažką tai labai svarbaus rodė. Pavyzdžiui, rodė, kad eik greičiau iš aukos rolės, eik nesižemink, matai, nesileisk žeminamas, aš tave žeminu, kad aš tave žeminu tam, kad tu prabustum. Mes to negirdim, todėl kad mes nenorim to girdėti, todėl kad matom tik šūdiną pusę tų blogųjų žmonių mūsų gyvenime. Mes matom tik šūdiną pusę, todėl kad mes norim matyti šūdiną pusę. Tik tai iš viršaus matom, o nematom esmės. Taip, mes matom greičiau iš apačios. Jo, teisingai, bet turėjau galvoje iš išorės. Jo, iš išorės. Mes matom iš aukos pozicijos, kad mums kažką netai pasakė, mums kažką netai parodė, mums kažką netai padarė, su mumis kažkaip netai pasielgė, bet iš tikrųjų einant į dvasinį lygį, kur viskas yra vienis, tu supranti, kad šitas žmogus tau 20, 30, 40 metų rodė, tai kada tu prabusi, tai kada tu pasakysi ne, tai kada tu versi duris, tai kada tu trenksi su kumščiu į stalą ir pasakysi, šiandien paskutinė diena, kaip tu su manim taip elgies. Jie stumia mus, tie sodinangeliai vadinami, jie stumia mus į pažinimą savęs, į mūsų savirealizaciją, tikrą, sveiką, gyvą. Mes pirmiausiai žiūrime tai per skausmo prizmę, per skausmo akinius, kuriuos mes pasiskolinau arba mums uždėjo ten baba, senelis, mama, tetė, sociumas. Aš, kadangi turiu, kaip pasakyti, sūnų suaugusį, kuris ieško savo kelio profesijos, tiksliau, tai aš jam sakau, tu neimki galvą, tau čia ne visam gyvenimui. Tu dabar įsirink tai, kas tau patinka labiausiai ir tu galėsi 10 profesijų turėti, jeigu tau norėsis. Mes išmokinti, bent mūsų karta, išmokinti vieną profesiją ir varai visą gyvenimą. Mus taip mokė. Taip, mus taip mokė. Taip. Turi išvalgų čia. Jo. Mus taip mokė, bet tai toli gražu nereiškia, kad tai yra teisingai. Tai buvo tik mūsų toks etapas vystymosi. O tu gali tai, ką tu pavyzdžiui jau darei ir nemylėtas to,
pavyzdžiui, nemylėdamas to, ane, ką tu mokinaisi, kur tu kažkur dirbai, tu gali tuo labai gražiai pasinaudoti ir gyvendamas toliau tavo tikrai pašaukimą. Reiškia, nereikia nuneigti tų visų patirčių, nereikia nuneigti tų visų, suprantat, bosų, kurie jų mažai mokėjo, nereikia nuneigti kažkokių bendradarbių, su kuriais buvo kivirčiai, o reikėtų, būtų faina, kad mes pasimokytumėm iš to su pagarba ir dėkingumu, kad tai man tik nauda, kad aš išmokau būtent taip arba visiškai ne taip elgtis, pažiūrėdamas vat į praeitį, arba dabar, jeigu man dar kažkas nepatinka, žiūriu, kas man nepatinka, kad galbūt aš galvoju, kad čia mano savirealizacija, bet gal tau tiek kitas etapas ir tu gali save kitaip realizuoti. Gal tavo gyvenimo knygoje įrašyta 10 savirealizacijų, o gal tik 1? Jo? Todėl nelyginkime su kažkuom, kad va, tu esi vienintelis ten gimęs tam. Jo? Būna smuikininkai meta smuiką ir pradeda, suprantat, dailų čiuožimą. Arba būna automechanikas, pradeda, supranti, auginti gėles. Arba valytoja tampa, suprantat, nekilnojamo turto magnatė. Čia jau kaip pasisuks, bet svarbiausia, kad tu neneigtum ir neniekintum savo praeities arba, pavyzdžiui, tėvų praeities. Ypač mes mėgstam tėvus kritikuoti, va, nieko jis tenai dirbo, supranti, savo ten tam, supranti, garažė 40 metų. Arba, va, buvo ten, žinai, jinai tom buhalterė tos 30-50 metų. Nereiktų nieko, jis ten neparneždavo tos algos. Jeigu mes kritikuosim mūsų šaknis, geriau tikrai nebus mums. Greičiausiai bus blogiau, todėl kad per savo šaknis negalima trypčioti, negalima jų spardyti, negalima jų drapsyti purvu, negalima nuneigti, nupeikti mūsų tėvų, protėvių veikimo čia, jų karmos, nes tai gali labai pakenkti mūsų savirealizacijai, todėl kad mes nebegaunam palaikomosios energijos iš tėvų ir protėvių. Apie tai irgi mes mokinamės psichosomatikos kurse ar stovyklose, kad viskas yra labai svarbu. Viskas sudėjus yra labai svarbu. Ir nieko nereikia išmesti, jokių patyrimų, netgi patyčių nereikia išmesti, nes tu gali matyti ten kažką tai atrasti, kas gali tau gyvenime labai labai padėti. Pavyzdžiui, tu galbūt gimėjai padėti patyčių aukoms, bet tu nepragyvenęs patyčių, galbūt taip gerai nesugebėtum gyventi savo to pašaukimo. Ir tu gali gerais pavyzdžiais pagrįsti savo mokymus pagalba kitam. Čia paprasčiausiai pavyzdžiai mano. Jo? Tai taip, kai būna, pavyzdžiui, kažkaip atėjo pavyzdys, kai būna buvę narkomanai, padeda narkomanam išeiti iš tų priklausomybių. Jie geriau supranta iš vidaus tą dalyką. Žinoma, jie geriau supranta negu gydytojas. Gydytojas, kuris gydo nuo narkotikų priklausomybės ar bet kokios priklausomybės, psichologas, jie daug geriau supranta ir jie gali daug geriau padėti tokiam pat, kuris yra tame dabar. Bet jeigu dar sudėjus
kaip pasakyti, galima ir kombinuoti. Jo, narkologija tai yra profesionalų moksla su tavo pašaukimu, reiškia, iki kurio tu daėjai per narkomaniją. Jeigu dar sudėjus tuos du aspektus, nu, manau, tai yra irgi nuostabi kombinacija. Todėl ir sakau, kad negalima nieko nuneigti. Mes dabar šitoj atbudimo epochoj ir šitoj atbudimo madoj, kur ant kiekvieno kampo visi gurų ir meistrai ir mokytojai, mes labai matau tą ego prievartaujam jau, žudom, kad oi, čia ego, čia iš ego negerai, tai yra nesąmonė. Tai irgi mokinamės, nes psichosomatikos žinių kursuose, kad ego mus apsaugojo tam tikromis gyvenimo linijomis einant nuo paties savęs galbūt, nuo kitų, ir kai tu tai atpažįsti, tu gali padėkoti, tau atlaisvėja, kad tu iš vis čia nekaltas, kad čia buvo tik tavo gyvenimo pamoka, kurią tu turi atsidėti, kaip mokykloj, šiaip kaip viršui, taip ir žemė, kaip žemė, taip ir viršui. Mokyklos dvasiniam lygiai egzistuoja taip pat, kaip ir čia. Ja? Ir pašaukimą pajusti, jeigu tu išmoksti pajusti save, ką per psichosomatikos posėdį ar kursą ar stovyklą mes ir darom, tu gali jau per 5 minutės sužinoti, ko tu nori iš tikrųjų. Ir čia atėjai. Ir dar labai svarbus dalykas, dažnai draugai ar kažkokie artimieji tau netgi sufleruoja, kas tau gerai sekas. Pavyzdžiui, tu tvarkai kažkam dokumentus ir vis tau kažkas neša tvarkyti dokumentus, jo? Tave gal kartais tas pagalbininko, kaip pasakyti, pagalbininko gelbėtojo ta rolė, gal tave tai užnisa, bet gal tau tai rodo, kad tu labai gerai susigaudai kažkokiuose dokumentuose, kažkokiuose situacijose, gal teisinėse netgi istorijose, ir tau galbūt atidaryti reikėtų įkurti kažkokį tai pagalbos telefoną, pagalbos kabinetą, pagalbos online tokiais ir tokiais klausimais. Jo? Čia galima atrasti. Jeigu tu papasakai man apie savo gyvenimą, sakai, maksimum pusę valandos, aš jau 100% žinau, kam tu čia atėjai. Jo? Tai suprantat, kad nereikia kankintis dar 20 metų, kad nereikia mokėti dar kažkur pinigų, tik išmok pažinti save su psichosomatika ir tu galėsi pats, be jokių gurų, pats jau suprasti, kas tau gerai, kas tau negerai, kas kitam gerai, kas negerai, parodyti jam savo pavyzdžių, ja? Koks kaifas yra gyvenimas ir kaip išeiti iš visokių priklausomybių, iš tų bėdų, juodų duobių, iš nemeilės savo, nemeilės kitam, iš baimės būti nemylėtam, visi žinom tą visą mišrainę. Ja. Dabar norėjau paklausti, ar tavęs kažkaip, gerai tas pašaukimas, savirealizacija, kur kūne mes jaučiam, kaip suprasti, kad mes tikrai gerų keliu einam. Jeigu eini tikrai gerų keliu, tau niekas neskauda.
tau gera, tu kaifuoji, tu prabundi ryte, tau šypsena veide. Tu gulėsi vakare, į lovą, tau šypsena veide. Tau kuo mažiau kyla kritikos noras, ar tai kritikos savo, tai kitiems, arba iš vis išnyksta. Kūnas mums visą laiką parodo, kaip tau yra. Kaip tau yra. Jo? Kiekviena kūno dalis, kiekvienas organas atsako už tam tikras mintis, baimės, pyktį, neapykantą, pavydą, čia pagrindiniai tokie dalykai. Ir tu gali skaityti savo kūną kaip knygą, kuris tau sufleruoja, kad tu ne ten arba ne taip eini. Ja? Tavo kūnas, šiaip tai tavo geriausias mokytojas, bet tu jo nemoki skaityti, nes tavęs nieks nemokino. Visi buvo užsifiksavę kažkur į išorę. Jo, anksčiau. Va, čia tokie mokytojai, čia tokie iškitis. Va, reikia dirbti, reikia taupyti, reikia buto, reikia mašinos, reikia garažą, reikia gimdyti, reikia sotą, daržą, reikia tą ir tą ir tą, ir niekas tau nepasako, ko iš tikrųjų tau reikia. O tai yra savęs pažinimo. Mes mokinomės fizikos, algebros, ten biologijos, visokių kalbų, bet mes nesimokinom gyventi. Mes mokinomės, kaip būti aukos roliai, kaip būti prievartaujamu ir kaip kitus prievartauti, manipuliuoti, kaip paklusti kažkam, paklusti lyderiam, paklusti kaip tas žodis, autoritetams, jo, paklusti autoritetams, kaip bijoti jų, kaip nesakyti jiems nieko, ką galvoja, kaip nesipriešinti. Ir tai anksčiau ir vėliau visą laiką priveda prie ligų, fizinių simptomų. O kas tai dažniausiai buvo? Jau vaikystėje buvo vaikam dantys. Kodėl vaikam visiems dantys genda? Todėl, kad dantys yra atsakingi už agresiją giminiai, šeimai. Kadangi vaikai yra verčiami nuo pirmų dienų, tai ant puoduko sėstis, tai suvystomi per prievartą, tai vedami į lopšelius darželius, tai keliami per anksti, tai ant jų šaukiama, tai vienas, bet prie jų kažkas darosi, jie nemaloni. Todėl vaikam visiems beveik labai genda dantys, o suaugusiam nuo to paties. Ja? Kai tu neįsiaiškinęs esi savo pašaukimo, tai yra gyventi laimingai, suprasti save, kai tu neįsiaiškinęs to, kai tu to nemoki, tai tu ėdi save. Ar tai dantys, ar tai kiti organai. Ir tu, aišku, ėdi kitus. Mes esam viename žudikas ir gyduolis. Tai va, sakyčiau, mūsų pašaukimas iš tikrųjų yra gyventi laimingai, lengvume. Kodėl Jėzus sakė, būkit kaip vaikai? Jis tai, manau, žinojo, ką sakė. Man patinka jo tas kainas mums čia, kaip pasakyti, palikimas. Ir nesirūpinkit rytojumi, jumis bus pasirūpinta. Pažiūrėkit, gyvūnai mūsų, vaikai, jis yra pasirūpinta. Visi tie vadinami durneliai, atsilikę vadinami, ne? Tai yra žmonės su negale kažkokia tai. Jais visą laiką būna pasirūpinta. Jie, kur aš jau sumokėsiu ten panuolą, ką šiandien valgysiu, jis yra pasirūpinta. Ir tai nereiškia, kad tu turi dabar duoti tapti invalidu. A ne, tuo sakomu. Mes šiaip beveik visi esam, protų invalidai, daugiau ar mažiau. Vartaujami. Jo? Fiziškai.
Bet iš to galima labai greit išeiti, būtent per žinias, kurios mokina pažinti save tikrą. Tai reiškia, pažinti savo visas emocijas, pažinti savo tamsiausias kerteles, visiškai nesigėdyti savęs, visiškai išeiti iš kaltės jausmo, ja? Visiškai išeiti iš kaltinimų kitiems, ypač tėvams ir savo niekadėjams. Va čia yra tas svarbiausias mano mokslas, kurio mes turėtumėm siekti. O paskui visą kitą. Tai jeigu, pavyzdžiui, lygos, tai čia nusėdė emocijos gaunasi, ar kas čia yra? Kas yra tos lygos? Ką mums rodo lygos? Taip, tu, Ingrida, tu jau žinai, kad čia taip ir yra. Tik aš Tai mes čia publikai. Užduodi klausimą. Jo, ranka, dešinė, kairė, viena duoda, viena ima. Kur tu per daug gal nori pasimti? Kur tu per daug duodi? Kur tu per mažai gauni, galvoji, kad per mažai gauni, jo? Visas nelaimės, ar tai teismai, ar kažkas su pinigais, ar lūžiai, dūžiai, mašinos ten, kažkas su vaikais, kažkas su tėvais, kažkas su draugais, kažkas su bizniu, kažkas su sveikata. Absoliučiai viskas vyksta nuo mūsų minčių energijos. Vat priklauso, kaip tu galvoji per dieną. Kaip. Ir kūnas šaukia tada, kai tu negirdi savo dūšios, savo sielos, kai tu nesiklausai, nes tu neišmokai paprasčiausiai. Tai yra okei. Tada kalba kūnas. Teisingiau, iš pradžių kalba, paskui rėkia. Jeigu tu nesiklausai, vat rašo Rasa, pilvo skausmai. Kas yra pilvas? Žarnynas, antros smegenys. Kur tu knisi savo protą arba kas tau knisa protą? Ko tu nesuvirškini? Tu kažko nesuvirškini, vadavę pavyzdį, ne Rasa? Ačiū rašyti. Tu kažko nesuvirškini. Tu gali nesuvirškinti savo pačios minčių, kad tu kažkia nepakankamas. Tu gali nesuvirškinti kito minčių, žodžių, galbūt netgi apie save, net būtinai apie tave, o jis pats šneka blogai apie save ir tau nuo to negera. Tu nevirškini to. Čia tas pats, kaip tau šalinmais remtų kažkas ir tau gali tave irgi supikinti, jo. Žarnynas yra duotas tam, kad perdirbti, suvirškinti ir paleisti. Reiškia, psichosomatika yra labai fainas mokslas. Jis labai gražiai išaiškina ir kiekvieną organą jis išaiškina. Va tam skirtas žarnynas, jo. Reiškia, ką tu neperdirbi, kas tau netinka, kokia informacija tau netinka. Maistas, iš tikrųjų, yra tik tai simbolis. Tai yra tik simboliškas maistas. Tikrasis maistas mūsų yra energetinis. Energetinis, ką tu išgirdai, su kokiais žmonėmis tu praleidai dieną, ar netgi daug metų, kur tu negirdi savęs, kur tu klausaisi kažką tai, nuo ko tau negera, tu turi tą ale suvirškinti, nuryti, nors tau visiškai nepatinka. Tai nesistebėk, kad tavo pilvukas strikuoja, nes tu, supratai mintį, jo, nes tu ne ten būni, ne to klausaisi, ne tą kalbi, ne tą galvoji. O nuovargis, energijos nebuvimas reiškia, nekaifuoji ten, kur tu esi, nekaifuoji nuo to, ką tu darai ir nekaifuoji su tais ir nuo tų, su kuriais tu esi.
Ir nekaifuoji tikriausiai nuo savęs. Kažkur yra nemeilės sritis. Kažkur galbūt darai ne tai, ką nori iš tikrųjų. Dabar žmonėm bus dideli pokyčiai. Žiauriai dideli pokyčiai, chebrytė. Nebijokit pokyčių. Dabar labai daug ką įstums į savirealizaciją, tokia dieviška, bet daugelį galbūt per liūdnus įvykius. Jeigu jūs patys neįsit, jeigu jūs nežengsit drąsiai, nesvarbu, ką kiti pasakys, nesvarbu, ką kiti galvoja, nesvarbu, kaip tai, nesvarbu, kokios spalvos tavo kelnės, ar tu su makiažu, be makiažo, ar tavo kojas skūstos, ar neskūstos, apšė nesvarbu. Žmonės mėlėja. Norėkit gerbti save tikrą. Ir tada jums išauks sparnai. Jums išauks sparnai. Ir jumis seks kiti. Ir jūs būsit pavyzdys dieviškas kitiems. Ja? Savirealizacija yra laimingas gyvenimas. Ar tai su tuo, su kuriuo tu tikrai nori gyventi vyru? Ar tai ten, kur tu tikrai nori gyventi? Ar tai veikla, nuo kurios tau išdygsta irgi sparnai? Ar tai belekas, nuo ko tau paprasčiausiai gera? Noriu mokytis pas jūs psichosomatikos. Labai kviečiu, chebra, aš maldauju visų, nesvarbu pas mane ar pas kažką kitą, eikit, mokyti žinių apie save. Tai yra kaifas, tau išnyksta visos baimės. Tu supranti, kam tu čia atėjai. Tu supranti visus, tu išsiaiškini visas nuoskaudas. Tavęs laukia gyvenimas rojui. Bet tu turi suprasti savo šaknis. Tu turi paleisti viską. Nuo ko tau negera. Tu turi padėkoti už tai. Tu turi turėti tokį jausmą, kad gali belekam pabučiuoti kojas belekada. Suprantat? Todėl, kad viskas yra Dievas. Ir su tuo lengvumu ir supratimu tu nebežengsi per gyvenimą, tu skrisi. Tu skrisi. Ir kodėl tu negali savo to leisti? Aš jums sakau, parduokit namus, parduokit mašinas, parduok savo skalbenkę, parduok savo visus škurlius. Eik išplauk grindis visiems kupinam, jie tau stumės, suprantis, klatkę, bet eik mokytis apie save tikrą, tada tau nieko netrūks. Tau nieko netrūks. Aš iš vis nebijau jokios ateities, kad kažkur man gali trūkti. Tai neįmanoma. Suprantat, tai neįmanoma. Tau kažko gali trūkti. Bet iki šito tikėjimo ir žinojimo daeiti, jum gali būti reikalinga pagalba. Jo? Ot kas yra psichosomatika? Psichosomatikos žinios, aišku, tai jeigu aš mokinu jūs, aš dar ten dadedu ir savęs didelę dalį. Gal netgi visą save. Visą save, nes aš per mokymus būnu visokia. Tai yra irgi mano pašaukimas, nes aš niekada negalvojau, kad aš būsiu mokytojas, tik vaikystės žaidžiau su kaimynu ten, su satiniukais. Niekada negalvojau, kad aš būsiu kokia gydytoja. Su lėlytė žaidžiau, bet to nesiekiau. Mane prašiausiai gyvenimas atvedė. Atvedė gyvenimas per viską. Taip pat aš esu ir labai kieta dizainerė. Ir aš žaidžiu su dizainu pastoviai, kasdienybei. Ir galiu verslą iš to sukurti ir buvau sukūrus. Aš žaidžiu. Ir tu išmoksi žaisti. Beleką tu sakytum, tu išmoksi žaisti. Tu išmoksi žaisti su savo kūnu, bendrauti su juo žaidime, bendrauti su savo ląstelėm per žaidimą. Tu išmoksi
su savo partneriu bendrauti, su lengvumu žaidime, tu išmoksi savo verslą taip valdyti, minčių pagalba, kad tave pinigai patys atras, tavo klientai patys atras, jie patys pas tave eis, kad tau nereikės labai stengtis, tau galbūt visiškai nenorės stengtis, stengtis. Tu va, užteks tau laivo, dabar aš šneku, aš kaip nuo to, net aš žinau, ką aš sakau, aš žinau, apie ką aš čia kaifuoju, suprantat? Ir tu, išgirdęs mane, tu pradedi kaifuoti, tau pradeda rezonuoti, todėl kad aš šneku su tikrumu, su gyvybė tame, tau tai rezonuoja, tu atpažįsti save manyje, kurio galbūt tu dar nedrįsti gyventi. Tai yra, tu atpažįsti manyje savo pašaukimą. Tai nebūtinai, kad tu nori būti psichosomatikos dėstytojas ar kažkoks tai jo, tu paprasčiausiai atpažįsti tą lengvumą, šaukimo. Suprantat? Manyje. Aš tokia pat, kuriu meną kažkokį tai. Kai statau tiny house, kai žaidžiu su šuniukais, ten tai iš viso nenoriu dabar čia daug pasakoti apie save, bet mano gyvenimas, aš nežinau, vertas Hollywoodo serialo non-stop. Aš labai retai žiūriu filmus. Labai retai. Aš gyvenu pačiam kiečiausiam seriale pasaulyje. Tai yra savirealizacijai. Savo gyvenime. Taip, mano gyvenimas yra mano savirealizacija kaifė. Vieną trumpą klausimą dar, aš taip galvoju, tu irgi juk ėjai į save, juk tu nebuvai, kaip pasakyti, jaunystėj, nepažinojai savęs tikros. Ar tiesa? Jaunystėj? Aš šiaip beveik viską tą patį darau, ką jaunystėj. Jaunystėj aš paprasčiausiai dariau. Aš nebijojau eiti būrelius, aš nebijojau dainuoti, šokti, sakyti eilėraščius, siūti suknelės lėlytėm labai fainas. Nebijojau kažkur tai siūsti į televiziją, būdavo tada Gastechų skaski rusų, kur pasakas rodydavo, ten galėdavai atsiųsti rankdarbius kažkokių ten, pavyzdžiui, kokios katytės, kažkokį ten atvaiz dar paveikslėlį, ar numegzti, ar pasiūtą, ar dar kažką tai kokią princesę. Aš kažkur dariau, man patiko. Žinot, pliusas buvo gyvenimo, lenkiu galvą žemai prieš savo tėvus, kad manęs beveik nekritikavo. Bet aš tai... Bet tą norėjau pasakyti, atsiprašau, pertraukti, tai tau leido viską daryti, dėl to, kad tu... Man leido viską daryti, bet patikėkit, čia ne tik tai tėvų pliusas ar minusas, kaip būna, kad ten tėvai draudžia. Mes atsinešam karminį žaidimą. Mes atsinešam šitą seriją savo karmos ir viskas vyksta pagal dieviškus, nuostabius įstatymus ir taisyklės. Vienas yra jaunesnė siela, kitas yra galbūt senesnė siela. Vienam buvo tokia inkarnacija, kitam tokia inkarnacija. Tu turi praeiti tokią, tu turi atsėdėti savo inkarnaciją, karmą. Vienaip, kitas kitaip, jo. Aš ką tik galiu pastebėti, iš savo vaikystės mane labai viskas žavėjo. Ir aš labai viską mylėjau. Aš neatsimenu, kad aš labai liūdėčiau kada nors. Tai žinau, kad kažkada bijojau griaustinio, žinau, labai verkiau maža, kai buvau, paliko mane vieną, man tada aš sirgau. Ir aš labai išsigandau griaustinio. Va, žinau tokius dalykus. Bet kad liūdėti, vienintelis dalykas, kuris labai įstrigo mano gyvenime, tai aš bijodavau, kad mano tėtis neužmuštų, neprimuštų mamos. Ir aš ją sau.
Aš ją saugojau taip, kad aš tėčiui darydavau kažką tai gero. Reiškia, per meilę tėčiui, kad jam būtų kuo geriau, kad jam būtų lovytė minkštesnė, aš jam piešdavau piešinėlius, aš jam dainuodavau dainelės, jam tai labai patikdavo, aš animuodavau jį, jo, bet aš tai darydavau iš meilės, kad jam būtų kuo geriau, kad jis nebūtų piktas ir kad jis nemučytų mano mamytės. Suprantat, aš jau dirbau animatorė, terapeutė vaikystėje. Jo, bet tai vyko, aš jums pasakysiu, iš meilės. Taip, aš nenorėjau, kad jis mamytę skriaustų, bet aš viską dariau su tokiu šventu stimulu kažkokiu, kad tėvelis jaustųsi geriau. Suprantat? Buvo atvejų ir labai žiaurių, kur man reikėjo gelbėti mamą ir netgi apsispręsti gyvybės ir mirties klausimų 10 metų vaikui. Bet tai mane padarė tokia, kokia aš esu šiandien. Aš galiu apsispręsti staigiai, per minutę, ir pakeisti savo gyvenimą aukštyn kojom. Aš galiu pažiūrėti į tave ir pasakyti, kur tau reikia žiūrėti, kad tavo gyvenimas apsiverstų aukštyn kojom į gerą pusę. Jo, suprantat, visi šitie bairiai vaikystės. Nesvarbu, jie mus ruošia į meilę tau ir į lengvumą. Tik žiūrint, kaip tu nori žiūrėti tai. Kaip tu nori žiūrėti tai. Ar tu nori toliau, supranti, suraukęs snukį, žiūrėti į praeitį, ar tu nori su dėkingumu atrasti tame kažkokį tai stebuklą. Visas grožis slypi matytojo, žiūrėtojo akise. Ar ne grožis? Suprantat? Grožis ar negrožis slypi mūsų akutėse, kaip mes norim matyti tai. Gal užbaigsiu tokiu retoriniu klausimu, gal tu pakomentuosi, ar mes aplamai privalom kažką gyvenime? Ar mes turim, kaip pasakyti, galim elgtis pagal savo norą, pagal jausmą? Ar mes privalom kažką daryti? Ne, mes nieko neprivalom. Labai geras klausimas. Labai geras klausimas. Pats kiečiausias klausimas. Mes nieko neprivalom. Aš manau, kad sekantis mūsų laivas bus apie tai, nes čia telpa labai daug kas. Mes nieko neprivalom. Tu neprivalai įtikti nei tėvams, nei įtikti nei partneriui, nei vaikams, nei šefui. Tu privalai įtikti tik tai savo. Aš sakyčiau, vienintelis dalykas, ką mes privalom, tai mylėti save, o paskui viskas gausis jau kaip stebuklė. Bet jeigu tu nemyli savęs, reiškia, tu gyvensi būtent tokią karmą, būtent tokį gyvenimą kančioje ir galbūt sekantis tavo įsikūnimas bus kažkoks kitoks, geresnis, o čia jau yra tavo pasirinkimas, kaip tu nori galvoti, kaip tu nori jaustis, skausme ar lengvume. Kiti nori dejuoti, todėl kad jų gyvenimas asocijuojasi su dejonėmis, nes jie taip išmoko kažkur tai. Jie išmoko. Ir jie galbūt nenori praktikos. Jie nieko neprivalo. Ir mes neprivalom jį gelbėti. Jo, palikim jos ramybėj. Žiūrėk, kaip tau yra, bet tu nieko neprivalai. Ne. Tai gal užbaigsim tą gaidą ir, kaip tu sakai, gal bus kitas laivas apie tai. Ir aš linkiu visiems atrasti save, ar su pagalba, ar patiems. Rasti tą kaifą gyvenime ir tą pašaukimą, dėl ko mes čia atėjom, sakykim, taip, realizuoti save per malonumą. Ką nors tu pridursi pabaigai? Kaip ir pasakei, tą
gražų išbaigimą aš galiu tik pridurti, kad mokykitės psichosomatikos. Žinių apie save. Psichosomatika gal kažkam tai skamba, oi, kas čia. Mokykitės žinių apie save. Ar pas mane kviečiu kursus, bet stovyklos bus dabar Vengrijoje ir Maroke, o po to jau bus online kursas, arba eikit mokytis pas mano profesorių Anton Antonov, yra dar Filejevas, yra dar tų mokymų profesionalų, nedaug, bet tikrai nepasigailėsit. Jūs išlošit ne tik šią inkarnacijai, patikėkit. Ir ačiū visiems, kas mokinas psichosomatikos, kas mokinas žinių. Taip, ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū tau, Aidutė, šį kartą labai įdomi tema, tikrai nuostabus laivas. Ačiū ir iki kitų kartų. Ate visiems. Taip, tu mane iš